Mielos merginos, damos, moteris, pasižiūrėkime, kokiagi bus savaitė, kokia bus mano savaitė. Šitą dėlionę susikoncentruokite, galvokite apie save. Kviečiu į asmeninės, individualias sesijas, kreiptis pagal kontaktus, kurie nurodyti yra aprašyme ir pirmame šio video komentare. Taigi, kokia bus mano savaitė. Tik vienas variantas, bendra dėlionė, todėl kalbėsiu plačiai, ką gali reikšti viena arba kita korta. Taigi, savaitės energijos, kas atneš džiaugsmą, dėl ko nuliūsiu galimai, svarbus įvykis šios savaitės, dėl ko reikia būti atsargiai, perspėjimas. Pakelsiu šiek tiek į viršų, kad visas kortas galėtumėte matyti ir savaitės patarimas. Taigi, pirmoji korta žiedas kalba apie savaitės energiją. Taigi savaitėje bus apie kontaktus, apie bendravimą. Galimai, jeigu laukiate, jeigu tikitės sudaryti sutartis, galbūt ieškote darbo ir galvojate, ar gausiu pasiūlymą iš darbdavio ar negausiu. Tai atsakymas teigiamas, taip, gausite kažkokią oficialų pasiūlymą. Taip pat kai kurioms, nes tai irgi ir identifikuoja ir kitos kortos, ši savaitė gali būti ir apie tai, kad sulauksite kažkokio ypatingo pasiūlymo arba draugauti, arba tapti pora, arba perkelti kažkaip santykius į kitą lygį iš savo antrosios pusės. Galimai gausite dovanų žiedą kaip susižadėtuvių ženklą, tai irgi gali būti, auditorija yra plati ir situacijos gali būti labai skirtingos. Žiedas tai irgi kaip ratas, tai yra kalba, taip pat gali kalbėti ir apie tai, kad būsima savaitė tai bus rutininė savaitė. Eisime, darysime tuos rutininius darbus, kaip ir visada esame pripratusios. Darbas, namai, kažkokios kasdieninės rutinos, tai irgi apie tai, kad galimai nebus kažkokių tai staigių pokyčių arba staigių tokių įvykių. Labai harmoninga šios savaitės energija, labai graži, suponuojanti, kad bus labai daug kontaktų, bendravimo, susitarimų. Pasižiūrėkime į antrąją poziciją, tai būtent tai, kas arba koks įvykis, koks žmogus atneš man džiaugsmą, ką aš gausiu šią savaitę. Ir iškrito korta vyras, tai atitinkamai ta džiaugsma, kažkokia tai gera naujiena bus susijusi su jūsų vyru, jeigu turite sutuoktinį arba su jūsų antrąja pusė. Jeigu visiškai neaktualu, jūs esate viena ir nieko neieškote, tai gali būti susijęs su tam tikras vyras, būtent iš arba jūsų aplinkos, artimųjų aplinkos, arba iš darbo aplinkos, galbūt tai yra kažkoks tai viršininkas, arba jums svarbus partneris, verslo partneris. Tai būtent kažkokia tai vyriška figūra
šią savaitę jums atneš gerų naujienų, gerų žinių, dėmesį parodys, pagaliau paskambins, pagaliau parašys ir tai būtent nudžiugins jūsų. Jūs trečioji pozicija, dėl kokio asmens arba dėl kokio įvykio aš galiu nuliūsti, ką aš galiu galbūt prarasti šią savaitę, ir iškrito korta Mėnulis. Iš tikrųjų, Mėnulis mums kalba šiek tiek apie tokius neaiškumus, galbūt ne viskas bus aišku. Mėnulis tai yra emocijų korta, gali būti, kad bus sunku suprasti savo emocijas, perprasti savo emocinį tokį foną. Kažkam tai korta, kuri kalba apie intuiciją, kur reikės paklausyti labiau savo moteriškos intuicijos, ką kalba šnabžda mano vidinės balsas. Tai būtent šitoje pozicijoje korta kalba apie tai, kad aš galiu negirdėti to savo vidinio balso, tos savo intuicijos, aš galiu būti pavaldi toms emocijoms, aš galiu būti pavaldi permainingoms nuotaikoms ir tai gali truputėlį liūdinti. Iš tikrųjų ir dabar, jeigu pasižiūrėsime į dangų, tai Mėnulis dabar dylantis ir praktiškai laukia mūsų už kelių dienų jaunatis, tai reiškia, kad iš tikrųjų ir protas mūsų, jis truputėlį tas Mėnulio stiprumas yra minimalus ir tikrai gali būti, sunkiau, mums kažką aiškiai, ryškiai viską matyti, labiau šis metas yra tinkamas išsivalymui, atsikratymui to, kas yra nereikalinga ir jau nebetarnauja. Taigi emocijos, emocinis fonas gali būti šiek tiek toks kaip iššūkis mums šią savaitę. Labai svarbus, ketvirtoji pozicija, labai svarbus įvykis, kuris bus susijęs, šią savaitę su tuo, tai yra būtent laiškas. Korta laiškas identifikuoja, kad mes galime gauti labai svarbius dokumentus, labai galbūt kažkas tyrimus atlieka, tai gaus tas tyrimo rezultatus tuose. Taip pat tai yra oficialus kažkoks tai pranešimas, darbo sutartis ir tai gali būti netgi tiesiog pranešimas, SMS žinutė arba per kažkokius socialinius tinklus, jeigu susirašinėjote, tai tas pranešimas, tas kontaktas bus labai labai svarbus. Kažkokia tai naujiena, kažkokia žinios, kažkokia tai informacija, kažkam tai bus diplomo gavimas arba sertifikato gavimas, jeigu ateina pabaiga arba laukia kažkoks tai egzaminas, tai būtent tas atsakymas ir oficialaus dokumento gavimas. Ir atsargiai reikia būti kelyje, apie tai kalba mūsų šitą kortą, laivas keliuose su transportu, galbūt papildomai skirkite laiko pasiplanuoti detaliau savo keliones, jeigu ruošiatės keliauti, atostogauti, ruošiatės kažkokią ilgesnę kelionę. Arba nebūtinai ilga, bet tai gali būti tiesiog jūsų įprastinė kelionė į darbą. Tiesiog, įdėmiau žiūrėkite, kas vyksta kelyje, įdėmiau tiesiog apsižiūrėkite savo mašiną, kad nebūtų kažkokių tai techninių nesklandumų su transportu. Taip pat laivas identifikuoja ir mūsų tokius, ilgalaikius planus arba planus į priekį. Tai gali būti tai, kad mūsų dabartiniai planai, ką mes šiandien galvojame, planuojame, veiksime po 5 dienų, sakykime, jie gali pasikeisti, nes staiga gali pakeisti mūsų planai.
Ir aišku, korta patarimas, tai yra knyga, prieš kažką tai spręsdami, prieš priimant labai svarbų sprendimą, prieš pasirašant svarbius galbūt dokumentus. Čia kortas prašo būtinai pasižiūrėkite, įsitikinkite, kad jūs visus punktus perskaityti, kad nėra kažkokios tai paslėptos informacijos, nepatingėkite dar kartelį patikrinkite savo tiekėją, savo partnerį, viską patikrinkite, vėlgi, kaip minėjau, jeigu tai yra kelionė, vėl ištraukite pasus, pasižiūrėkite, iki kada galioja, pasitikrinkite, ar viešbučiai užsakyti tom datom, kada jūs atvykstate. Ir ar viskas ten yra užsakyta gerai. Šita korta irgi kalba apie tai, kad galbūt svarbu mums ta informacija ir žinios, mokykimės, eikime, skaitykime, domėkimės, nes tai būtent padės mums su mūsų sprendimais ir informacijos šią savaitę. Bendrai paėmus visos kortos labai kalbančios tokios ir čia yra labai daug susirašinėjimo, bendravimo, netgi tokio oficialaus bendravimo ir tos situacijos, kurios gali būti mums tokios neaiškios, kaip mes galime jas išspręsti, būtent pasidomėję labiau išsprendė klausimą, būtent informacinį klausimą, pasistengė sužinoti daugiau tos informacijos. Taigi linkiu, kad ši savaitė jums būtų sėkminga ir kad visos geros prognozės išsipildytų.